ateinančias kelias dienas skrendame į Ibizą ir noriu tiesiog parodyti, apart to, kad parodysiu visą kelionę, kaip mano draugas atsakingai ruošiasi šokiams. So, Asan, tell us more about your... Plan for dancing? Yeah, plan for dancing. So me and Tom, we did Ironman. Not once, not twice, not 3 times. And in a matter of like 5-6 hours, we burn close to 3,500 calories, plus minus. The same we do when we go dancing. Since we dance from 1 a.m. till 8 a.m. You always have to stay hydrated. And you always have to have energy, right? Yes. When we are doing Ironman, we always use carb gels. So here we are, we got our electrolytes and plenty of carbohydrate gels for us to use them every hour. 70 grams of carbs for us to continue dancing non-stop. But tell that you're not drinking. Yeah. And you're not drinking like for a while. For never. Yeah, the interesting fact about Asan that he never tried alcohol, or he tried. No, straight up guess. Viena iš priežasčių, kodėl skrendam į Ibizą, tai švęsti mano draugo Asano gimtadienį ir pas jį atskrido kiti jo draugai iš Kazachstano, bet jie gyvena per visą pasaulį, tai bus smagu pabūti su kazachais visą tripą. My man. What's up, man? Tom, nice to meet you. Islam, nice to meet you, man. Nice to meet you. How you doing? I'm good. Hassan told me a lot about you, bro. You a fucking freak, my man. Alright, let's go do some shit. Let's go work out, my boy. We ready? No. This trip we like more enjoying. Oh, yeah, we getting lit, 100%. Like, we about to go to Ibiza. Yeah. We got a few villas booked. Like, we got a few clubs booked. Like, we already know. Okay, I have a question. From where are you flying? I'm flying from Miami, my boy. I left my dog with my mom. I live in New York. Servis. Davai. Draugas išvažiavo su žmona su mašina ir paliks automobilį parkingę. Mes laukiam taksi ir irgi važiuojame. Skrydžiai liko 2 valandas, davažiuoti reiks dar kiek minučių. Ir gerai, kad esam be lagaminų, tai neturėtumėm vėluoti. Mes šiek tiek užsikuitėm. Little party. Okay, so nice to meet you. Tom, nice to meet you. Where are you from? I'm from Kazakhstan. But from where are you flying? Where the fuck did you came from, Came from Dubai. You live in Dubai? Yes, I live in Dubai. Nice place to live. Yeah, Nice very place to nice. live, okay. Yeah. Let's go. You driving M5? Yes. Competition? Yes, LCE? of course. Good. Under warranty. Esam ruoste. Pridavinėjam lagaminus. Praėjom gan greitai visą patikrą. Dabar einam link vartų. And what's the time? 2:47. Tai iki skrydžio dar turim 30 minučių. You chose. A good green tea and peach. Still apple drink. How many calories? 21 calories for 100 milliliters, and this is 0.5, so that means 100. Not bad, but water still better option. Vanduo. Don't know. Visada.
Norėtųsi, aišku, kažką užkasti, todėl kad valgiau tik tais pusryčius, dabar jau yra 3 valandos. Bet ruosti nieko padaraus nėra. Tikiuosi, kaip nuskrisim, išlauksiu iki vakarienės ir jau kažką padariau suvalgyti. Mėginsiu. Gerai, kad sočiai pavalgau per pusryčius, tai galiu ilgai pasilaikyti. Skrydis ilgai neprailgo, tik tais 40 minučių, tai laikas greit prabėgo. Tik pakilom ir iš karto nusileidom. Dabar einam pasiimti automobilius ir važiuosim link viešbučio. Neturim jokio check-in bago, tai viskas labai operatyviai. It's your flight. Alright. This guy was sitting in the middle of the weird. It was quick. Quick, 40 minutes. Not bad. Beje, mes einam į šitą eventą. Atėjom pasiimti automobilio, bet eilė belė kokio didumo. With the car, and I will send you right now. Thank you very much. Thank to you. We have like pretty good option. Great car. Over there. Let's go! Pasiėmė jau automobilį, važiuojam iki viešbučio. Žinot, kaip yra pasakymas, tu planuoji, o Dievas juokiasi, vakar vėl. Reikėjo skubėti. Taip nemėgstu skubėti ir taip gaunasi, kad kaip reikia kažką faino nufilmuoti, visada reikia skubėti, nes atskridom, tada labai užtrukom pasiimti automobilius, kadangi buvo eilė, tada čia per tą salą, kol atvažiavom, pažiūrėjom, kad pas mus vakarienė vienoje vietoje 7 vakaro, tai turėjom lėkti, skubėti ir, sakau, tas filmavimas kartais iškrenta visiškai iš galvos, kaip susiduri su tokiom šiek tiek stresiniam situacijom. Tai kamerą pamiršau, garsiakalbį pamiršau viešbutį, tai ir neparodžiau, jau naktį jau nebuvo ką filmuoti, bet šiandien padarysim gal mini turą viešbučio, kuriame vienai nakčiai apsistojom. Viešbutis yra ant jūros kranto su vaizdu į jūrą. Mažas, nemažas. Nėra didelis, paprastas, tvarkingas, pernakvot tikrai vieną parą. Manau, puikus variantas. Toks foje. Su vaizdu, prašau, iš karto jūra. Matosi, tikiuosi. Nu ir einam pažiūrėsim, kokia sporto salė yra. Jeigu yra. Čia jau tokia pusryčių vieta, kur ateisim šiek tiek vėliau. Gamta tai labai graži. Ant pačio jūros kranto viešbutis. Dar yra tiesiog ankstus rytas, tai visi dar miega. Tai čia va baseinas, gultai. Mūsų kambarys štai į tą pusę visiškai su vaizdu. Tikrai tvarkingas, gražus viešbutis. Aišku, Ibicoje yra ko tik nori. Mes pasirinkom šitą. Na gerai, einam į džimą pažiūrėti,
Pasidariau lengvą treniruotę tonusui. Rankas, biški nugarą, pečius, krūtinę. Ir dabar einu pusryčiauti. Pažiūrėsim, ką gerai yra pusryčiam, nors vis tiek valgau vis tiek tą patį. Bet įdomu. Einam. Pusryčių pasirinkimas yra tikrai didelis. Jau matau, kad bus galima normaliai pavalgyti. O šitą taip mėgstu, bet šito ant tiek negaliu valgyti, nes labai storėju. Čia apsilankysim. Kiaušinius, manau, visus šitus ir surinksim. Taip atrodo pusryčiai. Kiaušiniai, agurkai, pomidorai, šiek tiek sūrių, su dar šiek tiek pomidorų, nes pomidorai labai geri. Ir desertui vaisiai. Nu ir aišku, vaizdas. Tai papusryčiavom. Dabar šiek tiek yra dar laisvo laiko. Ir tada 1 valandą važiuoju pasitikti kitų draugų iš oro uosto. Keliamės į vilą, važiuojam pasiimti aparatūros į vilą, į parduotuvę. Užsukti reikia, nusipirkti maisto irgi į vilą. Ir vakare einam į pačią, nes groja Solomon su Peggy Go. Nesu niekada buvęs, nesu gyvai klausiusi Solomono, tai esu tikrai, kaip sakoma, excited. Rodysiu, kaip atrodo kambarys, kuriame nakvojame 1 parą. Tai mažas rumtūras. Įėjus, aišku, atsiveria jums, greičiausiai dar neatsiveria, o dabar va, atsiveria panorama į jūrą. Čia mes turime dušą, vonę, tada lovą. Paprastas, tvarkingas kambarys, bet čia fainiausia dalis tai yra vaizdas. Visi deginasi, oras geras, šilta. Gamta. Sudėjau daiktus, judu dabar iki oro uosto paimti kitų draugų ir keliamės į vilą. Smagi buvo nakvynė, tvarkingas viešbutukas, bet važiuojam toliau. Vakar gavom šitą Suprą, ar Cuprą, net nežinau. Tai žinokit, labai fainas automobiliukas, galiu pasakyti. Ir multimedia labai gerai veikia ir sklandžiai palyginus. Va, paspaudė iš karto, reaguoja į viską, tai tikrai labai smagu. Plius visas mašinos interjeras tikrai naujoviškas ir aš esu net šiek tiek nustebęs, nes aš net negirdėjau apie tokį, aišku, esu girdėjęs pavadinimą, bet niekada nesu susidūręs iš arčiau su šiuo automobiliu ir jis tikrai mane maloniai yra nustebinęs, nes ir interjeras naujoviškas, modernus, smagus, toksai sportiškas, ir multimedija gera, patogi, ir nežinau, aišku, kiek toks kainuoja, bet esmė ta, kad va, čia užsiveda paspaudus. Čia paspaudus šitą sportinis režimas įsijungia. Sakau, kas galvoja apie Cuprą, tai labai šiaip net ir rekomenduoju. Aišku, nežinau, kiek kainuoja jinai. Tai va tas va įdomu. Atvykom pagaliau į vilą, kurioje gyvensime keletą dienų ir norėčiau jums parodyti tiesiog visą turą, kaip viskas atrodo. Vila yra, jeigu neklystu, 7 miegamųjų. Visų gal nerodysiu, taip pirštu bakstelsiu, kur koksai kambarys, nes čia tiek laiko neturim, nes vėl skubam. Einam. Tai čia turime labai fainą terasą, kur, manau, sutiksim tikrai ne vieną saulėlydį. Einam toliau. Taip, tai po dešinį yra vienas miegamasis, galima operatorių parodyti, įėjimas. Tada einam toliau. Čia turim vidinį kiemelį. Tenais yra dar vienas kambarys.
vidinis mūsų kiemelis, tada dar vienas miegamasis, kur ten žmonės jau yra, gyvena, tai gal nelysim jiems į akis draugams, nes ir taip jie ir nėra visi patenkinti, kad aš pastoviu su tom kamerom visur landžioju. Vidus toksai vaibas kaip Mykonos. Einam. Pažiūrės. Jo, sutvarkytas. Tai parodysim, kaip atrodo sutvarkytas ir dar neapgyvendintas kambarys. Miegamasis. Tenais yra tualetas, dušas. Einam toliau. Jau matau, kas čia dėsis. 4 dienas, tai man net, žinot, lengvas jaudulys ima. Čia turim mūsų stalą, kur mes pietausim, vakarieniausim, pusryčiausim. Čia pasistengsiu jums irgi kažką pagaminti draugams. Jeigu, aišku, bus aktualu, 100% savo reiks pasigaminti, dėl kitų nesu užtikrintas. Per čia galim išeiti į pagrindinį kiemą. Pagrindiniam kiemė dar yra milžiniškas stalas, kur galima po dešinę turim tenais, gal matosi dar 2 miegamieji atskiri kambariukai, bet ten irgi draugai gyvena, jau nelyskim jiems į akis. Tada einame. Turim tokį vidinį kiemelį, kur laisva, čila zona, mėgautis. Nuostabus didelis baseinas. Tikrai labai nice. Tada einam, parodysiu, įsirinkau miegamą. Čia matau, kaip stovi DJ aparatūra. Va čia, šitoje vietoj. Rozečių. Turim rozečių. Gerai, čia stovi DJ aparatūra. Labai gerai. Ir tada einam, parodysiu dar master bedroomą. Kaip atrodo miegamasis. Taip, tai yra dušas, tualetas, aš, miegamasis. Ir viskas. Tai šiandien pasiėmėm valtelę praleisti dieną jūroje, su draugais, praleisti gerai laiką, paplaukyti, pasimaudyti, sustoti kažkur skaniai papietauti, gal net pavakariniauti, nes plaukiosim aplink Ibicą 8 valandas, tai turėsim nuostabų laiką. Viduje atrodo viskas štai taip. Yra 3 kajutės. Tai vat viskas atrodo. Labai greit plaukiam. Yra telikas, jeigu reikia. Tada dar vienas kambarys. Galima, aišku, tokį drąsiai gyventi ir savaitėlę, manau. Uždarom. Pagaliau atplaukėm, prisiparkavom labai fainą vietą, kuri atrodo va taip vat. Čia vat, kaip matosi, daug kas pasiparkuoja, fainą kažkokią vietelę. Dabar kažką bandysim užkasti. Iš vaisių atnešė, matau, vaisiai, sūriai, humuso. Yra maudysimės, klauso muziką. Geras laikas su draugais. Labai smagu, kad pavyksta tai visiems susiburti, visiems išvykti ir fainai praleisti laiką. Tikrai. Iš pietos, aišku, galima būtų pernakvot dieną, 2, bet ilgai čia nepamiegosiu, nes kojos gal jeigu tik tais įstrižai šitoj lovytei. Bet einam toliau.
skaniai vakarieniavom, galima sakyti, nes jau nusikėlė tai vakarą. Manau, kad kol kas skaniausia per visą vizitą Ibizoje čia buvo. Ir labai kokybiškas maistas ir sąlyginai nebuvo labai brangu. Taip kad labai užskaitau šitą vietą. What is the name of the place? Whatever it is. Whatever it is, we will share later. So what are we doing now? Going back to the boat, enjoying a couple of more hours of the boat, and then we're going back to port. And then the Time to evening sleep time, and get a good recovery. we'll see. We'll see. We're still in the visa, so. You promised me next year we'll come in here back with the villa and the yacht. Gonna enjoy a good time, yeah? Ethereum to 10k? Standartiškai važiuojam patikrinti sporto salės mieste, kuriame gyvename, ir pasidaryti treniruotę. Važiuoju į Ben's Gym. Visi rekomendavo, kas buvo šią sporto salę. Jinai ganėtinai nauja. Tai važiuojam, pasidarysim treniruotę ir pažiūrėsim, ar neknys proto ir leis viską normaliai nufilmuoti. Štai ir atvykom. Ben Studio. Čia Ben Studio. Ben Studio. Ir tada yra Ben's Gyms. Mums čia. Hello. Hi. I wanna get day pass, please. Salės yra padalintos į dvi. Viena yra tokia funkcinė ir kardio zona, kita yra svarmenų salė. Tai kardio zona ir funkcinė atrodo štai taip. Yra dviračiai prasiminti, bėgtakiai, laiptai. Iniziano ad essere un po' pesati questi 5 kg nelle spalle. Čia chebra dirba. Šiaip mažytė salė, bet visko yra, ko reikia, ir jinai ganėtinai nauja. Tada išeini į lauką ir tada yra kitos durys, Ben's Gym, ir čia jau yra gymas. Ir ten mes einam pasidaryti greičiausiai krūtinę. Salė yra irgi labai nedidelė. Čia yra laisvi svoriai. Čia mes turime treniruoklius. Ir va čia dar šiek tiek. Bet realiai maža salė. Jeigu būtų daugiau žmonių, tai jau būtų nelabai komfortiška, bet nebūtų
Sporto salė Ibicoje, jeigu nebūtų DJ pulto sporto salėje. Gaila, kad nėra šiandien. Taip, tai galiu pasakyti, kad sporto salėje treniruokliai parinkti labai keisti. Galima buvo paimti daug visokių paprastesnių, netokių įmantresnių, daugiau bazinių visokių ir būtų buvę daug geriau. O dabar yra priimta, ta prasme, tricepsui tokia mašina. Kaip galima buvo paimti daug paprasnių ir pilna, nenoriu dabar iš žmonės rodyti, bet šiaip salė yra tikrai nebloga. Ir vienintelis minusas, kad jinai yra ankstoka. Šiaip viskas yra naujai padaryta, šiaip viskas gerai. Ir kas labai faina, kad groja gera kokybiška muzika, kaip priklauso Ibizoje. Pasidariau biškį nugarą, biškį krūtinę, biškį pečius. Yra kitų šiek tiek geresnių sporto salių, bet tenais nėra deipesų. Reikia pirkti metinius arba mėnesinius abonementus, ko mes atskridę į Ibicą keliom dienom tikrai dar nedarysim. Nežinau, kiek čia pas mane yra elektroninės muzikos gerbėjų, kol kas tarp sekėjų, bet per visą vizitą Barcelonoje buvau 2 kartus pasiklausyti Solomūno. Vieną kartą klube Pača, jis tada groja su Peggy Gou. Tai ta Peggy Gou, nežinau, man kaip jinai gal ne super patinka, tai gal ir nelabai patinka, ką jinai groja. Solomūnas irgi buvo šiaip sau, nes esu jo labai daug setų praklausęs ir sugrojo šiaip neblogai, bet ir tikrai ne ką geriausio galėjo. Galiu pastebėti greičiausiai, iš kiek esu praklausęs, ką jisai groja ir kaip groja, jis greičiausiai gal irgi. Nuo evento, nuo renginio priklauso, nuo nuotaikos, nuo kaip minė užsivedus ar dar kažkas, nes labai atrodo skirtingos vietos, skirtingai groja, bet vakar būtų fainiausia ten eiti su kamera ir su kamera viską nufilmuoti, bet tenais kameros įsinešti negalima, su telefonu gaunasi irgi taip, ne visai kokybiškai. Bet vakar klube Universe, kuris groja kartu su Anima, tai wow, aš sakau, buvo vienas geriausių setų greičiausiai mano gyvenime. Nežinau, labai tikiuosi, kad dar pavyks kada nors išgirsti taip grojančius 2 atlikėjus, kad jie būtų ir patys užsivedę, nes daug smagiau, kaip jie perteikia tau visą energetiką, kaip jie patys nuo to, ką jie groja, mėgaujasi ir šokinėja, džiaugiasi viens kitą apkabinėja, negu tu ten tiesiog stovi prie pulto, ten atsukinėjai, kažką keiti dainas ir viskas. Tai vakar buvo energetika wow, bet šiaip įspūdžiai patys geriausi ir tiesiog wow. Tikrai labai linkiu, kam patinka elektroninė muzika ir pagal tai, ką jūs klausote, apsilankyti klube Universe. Jisai tik šiais metais atsidaręs ir vadinamas net ne naktinių klubų, o mega klubų, nes yra be galo didelis, turi kelis, net man atrodo, net kelis klubus vienam klube. Yra viena pagrindinė salė ir žinau, kad yra dar vienas klubas uždaras privatiems žmonėms, kaip tenais papult, dar kol kas neįsiaiškinau. Tikiuosi vieną dieną pavyks ir tenais užeiti. Turi ir pavalgyti, ir atsigerti, ir pailsėti, žodžiu, užeini, kad galėtum kokybiškai praleisti laiką. Viskas naujai padaryta, šis metas tik atsidarė, tai tikrai pasižiūrėkit pagal savo galimybės, kas ką klausot, kas ką mėgstat, būtinai apsilankyti klube Universe, nes wow.
per telefoną ir per kamerą tas nepersideda nei garsas, nei efektai. Tai labai patiko. Labai džiaugiuosi, kad draugas mane įkalbėjo, ne tai, kai tik kalbėjo, bet sugalvojo tokį dalyką atskristi čia švęsti savo gimtadienio. Ir iš vien dar apsilankyti Universe ir pačią klube. Pačią tai jau toks matos šiek tiek senas, bet Universe tai nustebino viskas, absoliučiai viskas. Atėjom pasivaikščioti po Ibizos senamiestį. Pažiūrėsim, kas čia gero yra, ką galima įdomaus pažiūrėti. O, atsiveria gražus vaizdas koks. Bet panorama už mūsų tikrai nieko. Gražu, bet aišku, architektūros dėja jokios nėra. Balti, kvadratiniai arba geltoni nameliai. Gerai. Laiptų ir įkalnės ganėtinai nemažai yra. Vaizdas gerėja, gražėja. Geras. Saulėlydį su kažkuo sutikti čia būtų tikrai faina. Oi, galiu pasakyti, ir vaizdas ir į kitą pusę atsiveria gražus. Gerai, vieteliai turime gėrimų kortą ir ką turim su kainom. Butelaitė 7100 eurų. Pusmečio lietuvio vidutinė alga. Ateini bongę, pasiėmi, išgeri. Ibica. Žmonės gali čia suleisti. Ir už 8000. Yra... Mokteiliukas mano. Ir pas kolegą irgi. Testuoju mokteilį. Geresnis. Kai vanduo su šiek tiek citrina. Tada kažkokia vaizda. Nieko ypatingo labai. Desertas biški geriau. Už mokteilius. Skonis intensyvus, jis toksai kaip kakavinis čia jaučiasi. Jo. Bet čia ledais, čia su ledais aš nesuprantu. Čia ledai, o čia šitas. Bet čia irgi atrodo kaip ledai. Lygtais jo. Kažkokia, čia kaip pyragas, kažkaip. Kaip pyragas šiandien. Hebra, jūs man pasakykit, tokioj aplinkoj, senamiesty Ibizos tarp pilių, toks interjeras. Marga, spalvota, paveikslai. Man atrodo, kad šiek tiek prasišovė. Toks įspūdis, kad tai įrenginėja Philip Leinas. Čia irgi su blizgučiais padaryta. Čia 100% jos Philip Leinas įrenginėja. Thank you. Bye.
pasivaikščiojom po Ibizos senamiestį. Šiaip tikrai labai fainas, mielas senamiestis. Gražu, fainas. Daug visokių parduotuvyčių. Visko galima smagaus nusipirkti. Tik neaišku, žinom, ko čia reikia. Daug visokių restoraniukų, kurie neaišku, kad bando atparinti kiekvienam bare užeiti pagerti, bet mes kaip negeriam, tai mums neaktualu. Yra daug visokių restoraniukų, bet baisu tai būtų be rekomendacijos kažkur eiti, kad nepapulti į turistinius spastus. Toks fainas, mielas senamiestis, parduotuvytėm, restoranukai, šiaip labai jauku, gražu. Žinai, dar plius tas jausmas, kai tu vakare vaikštai ir tau pučia šiltas vėjas, yra tiesiog nenupasakojamas. Eini, lauke ideali temperatūra ir plius dar pučia šiltas vėjas gaivinantis. Tiesiog tobulas dalykas. Cuando te vi, sabía que eras cierto. Ese temor de verme descubierto. Tú me desnudas con 7 razones. Tai va, toks tas mažas turas po Ibisos centrą, senamiestį, net nežinau kaip pavadinti. Galiu keletą minčių apie Ibizą. Galiu pasakyti, kad tikrai sala graži, tvarkinga, yra daug restoranų visokių, fainų, kur galima nueiti pavakariniauti, papietauti, visokių skirtingų beach klubų, beach barų, naktinių klubų. Ar sugrįšiu? Nežinau. Greičiausiai gal dar reiktų, nes pritrūko laiko šiek tiek ir taip visur intensyviai lėkėm, skubėjom ir visa kita. Jeigu būčiau čia atvykęs tada, kada dar tūsindavau ir gerdavau ir linksmindavaus visiškai kitaip negu anksčiau, manau, kad būtų buvę daug smagiau čia. Dabar pasikalbėjau su keliais dar žmonėm, kad Ibiza turi ir tokį wellness pusę, sveikos gyvensenos ir visa kita. Tai norėtųsi dar atvažiuoti ir pamėginti ir pamatyti šitą Ibizos pusę, nes dabar tik ką buvo restoranai ir klubai. Tai manau, kad grįšim čia, bet jau su programa sveikos gyvensenos labiau pažiūrėti, nes yra ten visokie jogos, visokios procedūros ir visa kita. Tai duodam Ibizai šiaip už praleistą laiką, emocijas, stiprų 8. Stiprų 8. Viskas čia tvarkoj. Bet nežinau, man atrodo, kas linksminasi ir kam tai labai aktualu, čia puikiai vieta, bet dabar nežinau. Reikia dar kartelį grįžti, kad pasakyti tvirtesnę savo nuomonę. Nors dabar viskas irgi patiko. Hasan, which was your favorite part? Anima Solomon. Anima Solomon. I will never forget. Never? Never. Until next year you forget. No. First time experience is all the time the best.
skrydis iš Ibicos į Barceloną praeina super greit. O jeigu gyveni, tarkim, Barcelonoje, tai Ibica nuskris kaip iki Kauno nuvažiuoti. Tai gali suprasti savo draugų, kodėl jis dažnai čia atskrenda. Susėdi savaitgalį, o partundi visi Ibicų. Smagu šiandien. Nu ką, esame Barcelonoje. Laukiam draugą, einam pasiimti taksi ir važiuojame namo. Ir manau, kad šiandien nuvažiuosim į įdomią vietą Barcelonoje. Tai nežinau, šiandien ar rytoj, bet nuvažiuosim.